Moldingai, karnizai su ornamentais ar be ornamentų. Kaip taisyklė, klientas renkasi paprastesnį lygų profilį. Įdomu, ar čia dėl to, kad su lygesniais profiliais yra paprasčiau sukurti interjerą, prie kurio po to bus lengva derinti kitus interjero elementus, baldus ir taip toliau, ar dėl baimės, kad ornamentai apsunkins labai stipriai interjerą ir pririš prie tam tikros stilistikos. Iš tikrųjų yra tiesos, nes bet kokia ornamentika, jinai jau įpareigoja klientą daryti interjerą tam tikroje stilistikoje, tai yra rinktis baldus, kažkokius kitus dekoro elementus. O lygesni moldingai, jie tokie neutralesni. Netgi sukūrus interjerą klasikiniam stiliui, po to puikiausiai tame interjere dera ir modernus baldai ir aksesuarai. O kokia jūsų nuomonė?